Valpurgijos naktis. Magiška. Magija yra taip džiaugtis gyvenimu, taip atrodyti, taip jaustis, taip mėgautis bei jausti ryšį su savo kūnu. Tai yra tikroji magija. Tai yra tikroji Valpurgijos nakties esmė, pasitinkant gegužės mėnesį ir kurią vainikuos gėlių pilnatis Jaučio Skorpiono ženklų ašyje. Gegužės mėnuo iš tiesų vienas stebuklingiausių metų mėnesių, kai žydi sodai, kai kvepia gamta, kai žmogus prisimena savo jėgas, savo energiją ir išeina pasidžiaugti žemės stichija, galbūt ir visomis kitomis, apie kurias aš noriu pakalbėti šiame įraše ir priminti ar galbūt papasakoti, parodyti jums prasmę viso to, kas vyksta danguje. Kas yra svarbiausia? Kai sakoma, kad šią raganišką naktį atlik visokius ritualus, uždek žvakę, pritrauk gausą, galvok apie pinigus. Tai yra tiesiog išoriniai dalykai, kurie iš esmės nelabai ką bendro turi su mūsų vidumi. Ir viskas iš tiesų prasideda mumyse, kai šviesa gali nugalėti tamsą ir gėris įveikti blogį, bet visa ko prasmė ir pradžia yra mumyse. Aš pati grįžau šiandien iš renginio, kurioje prisiliečiau prie senovės kinų medicinos ir noriu šiek tiek pasidalinti su jumis. Vadinasi, iš vienos pusės mes galime ieškoti ryšio išorėje su įvairiomis stichijomis, tiesiog uždegdami žvakę, tiesiog pabraidžiodami po pievą basomis, tiesiog leidę sau pajausti vėjo gūsį savo plaukuose ir savo odoje. Bet aš noriu pakalbėti apie tai, kad pilnatis Jaučio Skorpiono ženklų ašyje iškelia labai daug emocinių dalykų, transformacinių dalykų ir iškelia tokias temas, kurios siejasi su mūsų saviverte, kūniškumu. Mėnulis Skorpione, jis yra silpnas, jis labai įžeidus, jis pavydus, jis kaprizingas, jis emocionalus. Dauguma žmonių mes galime šiuo metu, dabar pilnaties periodu, kuris prasidės rytoj vakare nuo 20:23, gegužės 1 vakarą, tai artimiausią savaitę galime jausti labai stiprias emocijas, kurias bus sunku suvaldyti. Tai ir nuoskaudos iškils, ir žinoma, be abejonės tai ir tos finansų, ir vertybių temos klausimai, mitybos temos, bet tai yra pilnatis, kuris skatina mus pažvelgti ir giliau, pamastyti giliau,
ne tik paviršutiniškai, ne tik tiesiog aš noriu pinigų, aš noriu kažką pritraukti, aš čia paimsiu, užrašysiu, sudeginsiu, jau paleisiu ar pritrauksiu, ar ne, uždegsiu žvakę ir čia jau kažkoks stebuklingas ritualas įvyks. Ne. Aš noriu pakalbėti apie tai, kad mes gebame gydyti save, mes gebame transformuoti save ir savo gyvenimą, mes gebame kurti savo realybę, bet visa ko pradžia yra aš pats, aš pati. Tai visas stichijas mes galime išgyventi savo kūne ir mums nereikia jokių išorinių dalykų. Ir per savo kūną mes sveiksime patys, gydysime savo emocijas ir viskas sveikatinsis aplink mus. Taigi, pirmiausia, tai ir toji nuostabi mėlyna spalva, tai yra vandens stichija. Skorpiono ženklas, pilnatis skorpione iškelia vandens stichijos temą. Ir viso to pradžia yra mūsų inkstai, tai yra mūsų baimės. Baimės. Taigi metas laikas iškelti, pagalvoti apie savo baimės ir gydyti jas, atverti jas, eiti giliai, atpažinti savo baimės. Apie tai skorpionas. Ir toliau mes keliaujame į kitą stichiją, kaip galime pažinti. Tai žalia spalva, tai yra kepenys, tai yra mūsų besikaupiantis pyktis. Ir savo rankomis, beje, mes visi esame bioenergetikai iš prigimties. Tik dauguma gimimo momentu mes tai pamiršome. Mes kepenis gydome savo rankomis ir mintimis tiesiog pasakome, kad nesveika padarau sveiku. Tai, kas nesveika, gyja mano minčių ir mano rankų dėka. Taigi tai medžio stichija. Toliau širdutė, kuri kaupia daugybę nuoskaudų, kuri linkusi įsižeisti. Tai yra raudona spalva, tai yra ugnies stichija. Išgydykit savo širdį ir nereiks jokių žvakių. Jūs turite degti tą šviesą, tą ugnimi iš savęs. Blužnis skrandis kasa, tai yra tie organai, kuriuose slepiasi visi kompleksai. Ir tai yra žemės stichija, tai yra geltona spalva. Tiesiog vizualizuokite tą spalvą. Arba net kai gegužės 1 rytą galbūt braidžiosite po pievą basomis, vizualizuokite geltoną spalvą. Ir plaučiai, oras. Oro stichija ir liūdesys. Kaip sakome, atverk krūtinę, kvėpuok pilna krūtine, atsiverk baltai šviesai ir išgydyk savo liūdesį. Štai kada mes susispaudžiam, kai yra liūdesys, kai yra melancholija. Atsiverk džiaugsmui, balta šviesa, džiaugsmas. Džiaukitės, pajauskite tą laisvę kaip ši mergina, kuri supasi gėlių skliaute. Taigi gėlių pilnatis skatina gydyti save, džiaugtis, mylėti, paleisti, nebijoti.